It was a crazy game. We got off to a real hot start, and then they got real hot in the second quarter, and we kind of started getting real sloppy. And then it was just up and down, roller coaster game, and it seems like every time we come here, we have a battle with them. So with you guys, so it was exciting, and we're just happy to come out. What happened in fourth quarter, last minutes? It happened so fast. When I hit the three, I didn't know the score really. I knew we were down, and we said we wanted to take all threes, and then I look up and it was a 5-point game, and then we got a couple turnovers, a couple key rebounds, and then Vitanis came up with a huge shot at the end of regulation with about 3 seconds left, I believe, and it was just one of those games where he started feeling it at the end, and we got him the ball, and we made the stops and got rebounds when we needed to, so it was exciting. Why was better? Your team was better in overtime. I'm not sure how many overtimes games Cholet has played. We've played a few this year. First couple we came out on the losing end, and then we've been picking it up. The more you do things, the more experience you get with them, and I think that it shows growth with our team, and it's exciting to see that we're going in the right direction. You play good matches between Cholet. So why? I don't know. I just each game I try and come out and take advantage of my opportunities, and when I've come here I've had a few more than in some other games, but I think that's just my goal: take advantage of my opportunities and do what I can to help the team win. So. Okay, thank you. Thank you. Good luck. Please don't talk bad. Yeah. Likti buvo -11, likus mažiau kaip minutė, dar tikėjau, kad galite laimėti, ar ne? Gal trenerio toks darbas iš tikrųjų yra tikėti, kai ne tokia situacija, kad laimėsi, kad atsitiesi, bet lygiai tas pats, kai tu gale turi 5-6 taškų skirtumą, lieka 30 sekundžių, tu vis tiek dar galvoji, kad tai nėra pergalė, tu dar nori žaisti iki tų paskutinių sekundžių. Natūralu, kad tai buvo kažkas tai, negaliu sakyti iš fantastikos, bet buvo tai, ko mes šiemet tikrai dar nebuvom padarę. Ir visi nuopelnai ir visi pagirimai eina tiem 8 krepšininkam, kurie šiandieną atstovavo Kėdainių komandai, nes tai, ką jie padarė per tą minutę ir per pratęsimą, tai tiesiog nuostabus dalykas, įrodymas, kad kai įdedi pastangų ir noro ir begalinį tikėjimą vienas kitų, gali nuveikti daug įspūdingų dalykų. Tai manau, kad kiekvienas krepšininkas dedikuoja tai savo draugį ir kažkam Valentino dienos proga šitą pergalę. Pačiam treneriui teko laimėti kada nors panašių stilių? Sunku dabar taip, jeigu atvirai iškart pasakyti, bet manau, kad ne. Tiek taškų per tokį trumpą laiką nemanau, kad tekė atžaisti, bet vėlgi būna kitokių situacijų ir būna, kad tokių rungtynių pralošė, tai užjaučiu trenerį Antaną Sireiką. Atrodo, kad ta pergalė jau buvo vietoje, bet kaip sakau, aš net nebijoju, kad treneris dar nebuvo patikėjęs pergalę likus minutei, gal žaidėjai patikėjo, jiems vis tiek yra biškutį, kartais jie pažiūrė atsainiau į tos dalykus. Aišku, nenorėsit kažko išskirti, bet... 8 žaidėjai, kurie žaidė už Kėdainių komandą, žaidė nuostabiai. Nuo kas mažiausiai pas mus, pažiūrėkim, žaidė Marius Valukonis, 5 asistai per 9 minutės. Tai ir pavyzdys, žaidė mažiausiai, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, nors pats neįmetė taškų. Irgi atspindi. Ir visi žaidėjai prie kiekvieno grafos gali rasti, ko jie prisidėjo prie pergalės. Ir aišku, Vytenis Jasikevičius gale, jo benetisas, ir šiandien nereikia jau jokių, manau, vien ta statistika plika, kiek jis įmetė iš eilės taškų gale, tai manau vien tas parodo, kad tikrai iššovė ir laukiam iš jo kiekvienos rungtynėse to. Ir aišku, šiandieną gal tokia atvažiavom kovoti, tai natūralu, kad Kisėlius, Laimanas įsukęs koją, Černeckis liko namuose, nes apsinuodėjęs kažkuom, tai dar nežinom, kaip net jisai jaučiasi, neteko kalbėti šiandieną po rungtynių, bet... Pagerėjo. Turbūt, manau, kad prie interneto sekė ir manau, kad pagerėjo.
Tai bet vis tiek, bet kokiu atveju žinom, kad Kausimės lygiai taip pat Šiauliai yra nukraujavę ir kaunasi kiekvienos rungtynės. Tai ten pergyventi dėl tų žaidėjų ir skūstis tikrai norėjom kautis. Ir manau, džiaugiuosi, nemanau, bet džiaugiuosi, kad taip gale išplėšėm tokią pergalę. Šiauliai paranki komanda tapo? Nemanau. Namuose, atsiminkim, namuose tos mūsų rungtynės Kėdainiuose federacijos. Sužinom abidvi komandos kelias valandas prieš rungtynę. Tai jau toksai. Antras dalykas, čia Šiauliuose kaip ir pralošėm, užteko tos persvaros. Tik tai keista, kad būtent prie Šiaulių rungtynės paskutinta treniruotė kas nors iškėlė. Iš tikrųjų, tu visą, atsiprašau, atsispjausiu 3 kartus, visą sezoną taip išvengėm tų traumų, bet prie Šiaulius vis kažkas, tai Valukoniui 2 kartus buvo vidurių susukę, sakom, kažkoks Šiaulių sindromas. Tai Černeckis susuko, tai Kisielius 2 kartą identiškai per paskutintą treniruotę išsisuka koja prie Šiaulius. Tai toksai, bet sakau, 8 vyrai, kurie kovėsi už Kėdainius, tai prieš juos lenkiu galvą. Ačiū Jums. Ačiū. Gerą vakarą. Ir Jums. Norėjau pakalbėti. Gerai. Kiam lietas? Your comment about the game, Cam? What's up? It was a tough one. We had a 10-point lead, I think with like a minute and 30 left, and we started to make some errors that we shouldn't have made. We started making some mistakes, and I had 2 turnovers that came down to 2 big threes that they had made. And from there on out, we was on a fight. We gave them confidence, and when you give a team confidence at the end of the game, there's no telling which way it'll go. Not a good game for your team, but good for you? It's not good enough unless it's a win. The stats might show something, but don't mean nothing unless you get the W. Thank you, Cam. Rūbiniai, toks buvo pokalbis. Laimėm visi, pralaimėm visi. Ir mes kalti ir žaidėjai. Ir sakiau, kad mes turim nebijoti pasakyti. Bet kuris ką galvoja. Kiemas, Mindaugas vienas išdrįso, nes jis jaučia savo kaltę. Bet iš tikrųjų tai aš kaip ir mokau nuo kiekvieno žaidėjo tos smulkmenos, gero ar blogo veiksmo priklauso visos komandos rezultatas. Taip kad čia niekada nereikia po rungtynių kažką tai kaltinti vieną žmogų. Pakalbėjom, kad visada reikia būti komandai. Negalima po vieną nei nugalėti, pralaimėti galima, nugalėti po vieną retai. Tai va, apmaudu, kad per anksti šiek tiek atsipalaidavom. Varžovai parodė, kad šansai būna iki pat pabaigos. Vis tiek pripažinkim, tie metimai, Maklūras ir Jasikevičius. Neužteko Šonui minties, turint 3 taškus šalia stovint, kad reikia anksčiau subalduotis. Nežinau, jis kažkoks buvo šiandien iš vis nesavas ir nelabai man galėjo dabar atsakyti, kad dėl taip atsitiko. Kodėl buvo tiek daug namų? Todėl, kad jie yra, kaip pasakyti, tos žmonės, kurie kamuolį, Vinevičius, Jasikevičius, jie yra patyrę žaidėjai. Jie yra patyrę ir žino, kad jeigu dabar nuėjo ten koks Rūzgas dengia Maklūrą, tai ką reikia daryti? Reikia duoti ant baudos ir paskui palieka vienas po krepšio. Julius turi žinoti tokį dalyką, bet tai čia reikia gal žmogui ateitų patirtis, kad negalima duoti artimiausiam tai tada neįves prieš didesnį. Lygiai taip pat jisai užpuolė, sakėm, ten 2-2, blogiau pirmam kėlinukė. Antram kėlinukė, sakė, užpuolam 2. Po krepšių laisvės.
nežinau, jam, pavyzdžiui, nenoriu aš asmenybėm kaltinti ten, bet tų mažesnių žmonių, Gvazdausko, Ruzgo, Longo gynybos labai norėčiau kitokio, komandinės gynybos, kad sektų, kur yra kamuolys, kas darosi, jeigu Julius nubėga atakuoti, labai norėčiau, kad nebūtų paliktas po krepšiu, tarpas ir laisvai paima kamuolį ten metai. Yra, kaip sakant, ir darbas, aišku, jeigu taip nesigavo, reiškia, nedadirbam. Bet, sakiau, nuo kiekvieno žmogaus tokios koncentracijos dėmesio priklauso komandos rezultatas, kaip ir pati pabaiga. Dėmesio, ką reikia įsimest kamuolį kažkur duoda, rizikuojant į 3 žmonės. Nusileido žmogus į apačią šikšnių daug nuo žemės apėda. Kaip jis gali perimti su bauda, tai tvėrė žmogus. Nesuprantu, man nesuprantami tokie veiksmai. Kaip ir pats paskutinis. Klausiu dabar, jisai nepasako. Išmeta kamuolį. Nebegaliu duoti, išmest kamuolį. Čia galiu taip, vis tiek mes esam komanda, aš negaliu kritikuoti žaidėjus ir nejausti ten savo kaltės ar tai kažkas, bet reikia, jaučiu ir savo kažką tai nedadarėm. Aš konkrečiai net nežinau, ką dabar pasakyti, kodėl taip išmetė kamuolį, kodėl ten pabaigoje nesubaudavo, bet noriu šiek tiek būti žaidėjų pusėje, taip turi būti, mes turim būti kartu, turim būti žaidėjų pusėje. Nu, trūksta mums tos energijos, to šviežumo ir panašiai. Nežinau, kur čia kaltinti tos tvarkaraščius, kur čia kaltinti tos teisėjus, ar dar ką nors, čia ne mano reikalas, bet, pavyzdžiui, sužaidėm mes su Pasvaliu ir jie dabar žais tik tai finaliniam ketvirtį. Mes būtume žaidę finaliniam ketvirtį, bet mūsų tos varžybos niekas nenuima, mes būtume šiandien žaidę, penktadienį šeštadienį vėl. Tai praeitas 2 savaitės, kada iškrito žaidėjai, po 6 turėjom ir žaidėm vis tiek po 3 varžybos. Nu, reikia suprasti. Dabar atėjęs ten Gvaizdauskas, tai skaičių mes turim, Vasilijų didelė jėga iškrito, Daugas Žukauskas reiškia. Nu, kas atėjo iš mažų žmonių, kur Longas žaidė, sakysim, gerai, Ruzgas, ten dar kažkas, ne toj vietoj, bet to ir jisai 2 savaitės kiek čia nesitreniravo. Julius vaikas, kiek gali, tiek kaunasi, čia nereikia kažką priekaištauti, daugiau jėgos nėra, ką išleidom, Mašauską. Neturim mes taip kaip norėtume ir sakau, kad ir skaičių tą turim, bet tai ne visi dar pasiruošę, kad galėtų žaisti. Gal Baudušui gal tai buvo, jisai taip šviežumo trūko, kad jis 9 baudos nemėtė, gal pervargęs.